Birželio 8 dieną leidomės 11 dienų 4500 km kelionę iš Lietuvos į Alpes. Šiame video matysite tranzitą per Lenkijos greitkelius, įvairių šalių kempingus ir viešbučius, Balkarka Ola Čekijoje, Austrijos klonius, Dunojaus pakrantės, Šafbergo traukinuką, daug rūko ir lietaus, sniegą ir debesis virš Groskloknerio kalno, Italijos dolomitinius kalnus, Paso Didžiau, Selą, Lavazę, Manchen kalnų perėjas. Turėjome popoilsio dieną prie Gardos ežero ir Kaorlės mieste šalia Adrijos jūros. Pamatysite Slovenijos kalnus, ežerą Jasną, Soteską Vengar upės tarpeklį, Logarską doliną slėnį, Žovnek pilį, eismo spūstis Vienoje, Slovakijos gamtovaizdį ir daug kelio vaizdų pakeliui. O dabar apie viską iš eilės. Šeštadienį 9 val. Ryte Radviliškio degalinėje susitiko du baikeriai buliai ir du tikri broliai briedžiai. Ir tokia raguota kompanija pajudėjo link Lenkijos. Šiandien planas paprasčiausiai pravažiuoti 750 km per Lenkiją. Dabar tai padaryti nesunku, beveik visur jau greitkeliai, tai net Varšuvoje nepakliuvome į eismo kamščius. Lenkijos degalinėje sočiai užvalgėme žurioko, kepsnių ir blynų ir nulėkėme tiesiai į kempingą. Broliai briedžiai kempinge sutiko savo giminaitę ir susimokėję po 12 eurų už vietą palapiniai, nuplovėme kelionės dulkes Kozel alumi. Antrai dienai suplanuota 500 km, tai užkandę kiaušinienę su kava, lėkėme magistrale pro Ostravą. Už Brno miesto nusukame į regioninius keliukus, mėgaudamiesi oru ir vaizdais, netrukus jau pietaujame Čekijos kaimo kavinukėje. Pasistiprinę steiko gabalų, diržais pritvirtiname širšės šoninės tašes, kurios net laikė vibracijos, ir smagiais vingiuotais keliukais nuvažiuojame į Moravijos krašte esantį didelį Balkarką urvą. Nusiperkame bilietus po 6 eurus žmogui ir einame pasivaikščioti į urvą po žemę. Gidas čekų kalba supažindina su stalaktitais ir stalagmitais bei ekspozicija apie pirmykščių žmonių gyvenimą.
valandos pasivaikščiojimų urvu dar 1 valandą pavingiuojam Čekijos puikiais keliukais ir nakvynėje apsistojam Merkur kempinge. Kadangi artinosi didelis lietus, tai vietoj palapinių įsikūrėme kotedžiukę po 18 eurų žmogui. Džigitai atvažiavo į nakvynės vietą, įsikurs tokiam bungalę. Čia mes turim, kas reikalinga, svarbiausia, dušas tas, čia tokia lengvai sovietinė, ne sovietinė, čia šiuolaikinė. Toksai vaizdelis pro langą, kažkur tenais vanduo turi būt. Ir čia einam pasižiūrėti, kur mes visi kaip paršiukai sukrisim pamiegot. O, tai šitas kambariukas girdės daug narkimo. Vakarieniai vengriškas guliašas su čekišku alumi ir miegot. Lately, I've been going crazy because I want you, baby. Trečios dienos ryte tęsėsi naktį prasidėjęs lietus ir Austrijoje turėjome kiek koreguoti kelionės planus. Dėl pastoviai užklupančių lietaus teko pakeliui praleisti porą lankomų pilių prie Dunojaus pakrantės, bei labai norėjome spėti laiku nuvažiuoti iki traukinuko, keliančio į 1700 metrų aukščio Šafbergo kalno viršūnę. Pakeliui nusipirkome kelių mokesčių vinjetes po 5 eurus ir per lietaus aplytus šalmo stikliukus stebėjome Dunojaus pakrantės vaizdus. I've been going crazy because I want you, baby. Cause I'm breaking and my soul is shaking like my world is quaking. Lately, I've been going crazy because I want you, baby. Cause I'm breaking and my soul is shaking like my world is quaking. I can't have you. I can't have you. Spėjome laiku atvažiuoti į Saint Wolfgango geležinkelio stotį ir nusipirkti bilietus į paskutinį reisą. Bilietas kainuoja 52 eurus. Stačiausias Austrijos krumplinis traukinukas į Šafbergą kyla nuo 1893 metų. Traukinys per 35 minutes nuvažiuoja beveik 6 km atstumą ir vertikaliai pakyla 1190 metrų. Pakeliui matosi įspūdingi vaizdai.
Važiavom traukinuku į 1,700 metrų aukštę, gėrėmės panoramą, vaizdais nuo kalno, kur matos labai toli ir labai plačiai. Deja, korta šiandien mums nekrito. Štai čia matosi, koks turėjo būti vaizdas į aplinkinius kalnus ir 11 ežerų tarp jų. Nusileidus nuo kalno, mus pasitiko graži vakaro saulutė ir ji lydėjo iki pat ZLMC miestelio nakvyniai. Jei įvairiomis spalvomis nušvietė Alpių kalnus, tai bent tuo kompensavo lietingą ryto pusdienį. They just learn to fight. We'll keep climbing up till we touch the sky. Beje, kempingas nebedirbo, o ir oras buvo vėsokas. Tai apsistojimo miestelio centre viešbutyje su garažu motociklams. Tai kainavo 45 eurus žmogui. Vakare pasivaikščiojimą po miestelį ir taip užbaigėme šią dieną. We always rise. Ketvirtą kelionės dieną jau kilsime aukštai į kalnus. 9 val. Ryto pajudėjome link Austrijos nacionalinio parko Hohe Tauern, per kurį eina didysis Alpių kelias, kitaip dar vadinamas Großglocknerio Alpių keliu. Važiuojant šiuo 48 km ilgio Alpių keliu su 36 posūkiais, galima gėrėtis įspūdingais aukščiausio net 3798 metrų aukščio Austrijos Großglockner viršukalnės vaizdais. Šiame kelyje bet kokiu oru būna nemažai transporto priemonių, nes jis būna atidarytas tik nuo gegužės pradžios iki spalio pabaigos. Motociklui kelias kainuoja 33 eurus, automobiliui 43 eurus. Kadangi, kai mes lankėmės, oras buvo debesuotas ir lietingas, tai pirkdami bilietą iškart gavome kuponą su 50% nuolaida kitam apsilankymui, tais pačiais metais. Deja, mūsų kelionės maršrutas vedė toliau link Italijos ir sulaukti gražesnės dienos neturėjome galimybės.
Pakilus į 1500 metrų aukštį, Rimo Yamahai pradėjo blogai veikti sankabą, pasireiškė skysčio trūkumas sankabos sistemoje. Buvo sunku perjunginėti bėgius, bet šį kalną šiaip taip įveikė, o nusileidus pakelė servizę dapylė skysčio ir toliau kelionėje problemų nebebuvo. Pakilus į aukščiausią kalno vietą, mes vėl patekome į debesį ir iš 2570 metrų aukštyje esančios aikštelės nieko nesimatė. Viską uždengė tirštas rūkas. O galėjome matyti štai tokius įspūdingus panoramos vaizdus. Tai ilgai netrukę leidomės toliau į kelią link Italijos Dolomitinių Alpių, su viltimi, kad ten oras bus geresnis.
Keliaujant motociklu, man didžiausias malonumas yra pats važiavimas. Tai Austrijos ir Italijos keliukai 100% tai suteikia. Nusileidus nuo Grossglocknerio oras pagerėjo, bet įvažiuojant į Dolomitines Alpes vėl užslinko lietaus debesis. Ir taip visą dieną vis mus užklupdavo lietutis. Nuotaikos tai labai negadino, nes taptelėjus pailsėti atsiverdavo nuostabūs vaizdai. Šiandien pagal planą norėjome pravažiuoti Džiau ir Fedaja kalnų perėjomis iki Kanazei miestelio nakvyniai. Pakeliui pasigėrėti Dolomitų kalnais ir iš skirtingų pusių pamatyti aukščiausią Marmolados kalnagubrį, kurį sudaro keletą viršūnių siekiančių net 3343 metrus aukščio. Išvažiuojant į šią kelionę prie DJI Action 4 šalmo kameros prisijungiau laidinį mikrofoną ir bandžiau kalbėti bei pasakoti įspūdžius važiuojant, bet pajutau, kad serpantinos ir gražiose vietose sunku kalbėti ir neina perteikti emocijų, juk nekartosiu visą laiką, kad wow, kaip gražu, juk ir taip visiems aišku. O be to vėliau pastebėjau, kad garsas įsirašo labai silpnai, kažkurie kameros nustatymo parametrai netiko. Tad nei vieno tokio įrašo nepanaudojau. Tai dabar tiesiog 3 minutės pasižvalgykite į gražius Italijos Dolomitinių Alpių vaizdus.
Oras pastoviai keitėsi. Kalnuose vėsoka, bet ne šalta. Nusileidus į slėnius šiltoka, bet ne karšta. Ir tik spėktų užsivilkti lietaus aprangą prasidedant lietui, ar ją nusivilkti pasibaigus lietui. Žodžių daug kontrastų, bet vaizdai fantastiški, ypač kai atvažiuoja iš Lietuvos lygumų. Kanazėjai miestelis įsikūręs 1500 metrų aukštyje. Tai vakarop oro temperatūra buvo apie 10 laipsnių ir labai drėgna. Tai vėl užsibukinome viešbutuką su pusryčiais už 32 eurų žmogui, o kai tokios kainos, tai statytis palapinės per lietų visai nesinori. Pasivaikščioję po vietinės parduotuves, nusipirkome itališkų sūrių, kumpio bei vyno ir vakarojame pliaupiant lietui. Rytinis susiruošimas, kraunamės mantas, važiuojam toliau į kalnus, oras panašus kaip vakar, debesų, bet dabar bent jau nelyna, naktį visą pralyja, dabar jau biškai gražiau. Tai va, judam tolin. Šiandien orų prognozijos kalnuose vėl nieko gero nežada. Tik džiugina, kad vakare pasieksime Gardos ežerą, kur jau turėtų būti virš 20 laipsnių šilumos. Dabar navigaciją nustatėme pakeliui link Riva del Garda miesto vesti per kalnus, vengiant mokamų magistralių. Tai pakeliui pravažiuosime Selą, Lavazę ir Manchen kalnų perėjas. Jos visos labai skirtingos, o kuo skiriasi, pamatysite vėliau. Sela Pas laikomas vienu gražiausių Dolomitinių Alpių keliu, bet tai galima pasakyti apie beveik visas kalnų perėjas. Skiriasi tik kelių plotis, kokybė ir eismo intensyvumas, o kiekvienas kelias turi savo žavesį. Sela Pas kelias nesudėtingas. Jeigu nebūtų rūko, tai tikrai puikiai atsiskleistų didingi Marmolados kalnai, bet mūsų atveju tai tiesiog pasivažinėjimas serpantinais.
Vietinėje kavinėje atsigėrėme itališkos espresso kavos po €1,20 už puodelį. Kava gera, tik labai jau mažai to espresso, o skiesti su vandeniu tą mažą puodelį prieš italus nelabai rimtai atrodo. Lavazė perėja per kalnus eina tik 1808 metrai aukštyje. Vaizdai kažkuo neypatingi, bet kelio posūkiai nestaigus ir be didelio sukilimo, todėl labai smagiai greitai važiuojasi. Pakeliui vis pravažiuodame tvarkingus kaimus ir miestelius, su gražiai dailiai nudažytais pastatais, kai kur pastatai harmoningai suderinti su gamta. Manchen Pass garsėja pačiu siauriausiu asfaltuotu keliu per kalnus. Vietomis net 2 motociklai čiut prasilenkia, tai juo net uždrausta važiuoti komerciniam transportui. Kelias eina per gražius miškus ir vietinių fermerių laukus. Labai rekomenduoju su motociklu pravažiuoti šį kelią. Su mašina gal ir nesivarginčiau, nes su prasilenkimu tikrai daug reikalų. Tradiciškai ant ženklo užklijavome klubo lipduką. Trumpam nušvietus saulutei apžvelgėme kalno panoramą. Rimas kryžiaus pamate rado metalinę dėžutę su užrašų knygute, kurioje atsižymėjome apie apsilankymą ir vėl užėjus debesims leidome žemyn nuo kalno.
Prieš įsikurdami nakvynėje Riva del Garda mieste, Gardos ežero pakrantė ir per gyvenvietės kalnuose nuvažiavome pamatyti siaurą kalnų upės tarpeklį, kuriame nutiestas kelias. Prieš keletą metų dar buvo galima juo pravažiuoti motociklais, žvalgantis į virš galvos kabančias uolas, bet šiuo metu eismas ten uždarytas, tik dviratininkai pravažiuoja. Patikėkite, ne savo norų, bet Riva del Gardos 3 kempinguose neradome laisvų vietų palapinėms. O kadangi ryt poilsio diena prie ežero, tai pasiėmėme kambarius viešbutyje. 2 paroms su pusryčiais po 42 eurus už naktį. Vakare užvalgėme tikrų itališkų picų ir poilsis prasidėjo. Šešta kelionės diena jau iš anksto buvo suplanuota pailsėti ir pasišildyti po Italijos saulę. Tik nusimaudyti Gardos ežere visai nesinorėjo, nes nuo kalnų sutekantis vanduo buvo gan šaltas. Bet šilumos, ypač nusileidus nuo Alpių ir kelias dienas praleidus Lietuvoje, pilnai užteko. Termometras rodė apie 22 laipsnius. Tai po dienos pasivaikščiojimo ežero pakrantėje ir mieste net kažkiek įdegėme. Riva del Garda miestas labai turistinis. Birželio 13 dar tik vasaros sezono pradžia, bet žmonių jau nemažai ir labai daug dviratininkų. Ežere matėsi daug burlenčių, pakrantėje daug mokymo bazių su treneriais. Atrodo labai patraukli vieta poilsiui su normaliomis kainomis. Dar įvertinant, kad tai tik tais 2000 km nuo Lietuvos ir galima aplankyti Alpes bei pailsėti prie ežero, tai gali būti geras pasirinkimas atostogoms.
kokia ekskursija po miestą be vietinio alaus degustacijos, ypač kai nereikia tą dieną vairuoti. Atstatę skysčių balansą, dar nemažai pasivaikščiojome po miestą, apžiūrėjome architektūrą, senamiesčio gatveles ir aikštes, pakrantę nuėjome iki ežero apžvalgos aikštelės, pasidarėme nuotraukų atminčiai. Taip, per dieną pražingsniavome virš 10 km ir vakare turėjome teisę vyriškai pasidėti ragaudami įvairų itališką vyną. Deja, apsiskaičiavome su kiekiu ir turėjome lėkti į parduotuvę, ją dar nusiaupti. Štai kokia mes garaže puikiai įsikūrę, pernakvojom porą naktelių ir važiuosim toliau į kelią. Eilinis motociklo kuro bakų papildymas nepigių itališkų benzinų šiandien laukia neilgas, tik 250 km kelias nuo Gardos ežero iki Adrijos jūros pakrantėje esančio kurortinio miesto Kaorle. Kadangi kelias neilgas, tai turime sočiai laiko neskubant pasimėgauti važiavimu, pasigėrėti gamta ir pastebėti vietinių italų gyvenimo kasdienybę. Pravažiavę kalnus nedaug pabandėme ir mokamas automagistrales, kur sumokėjama kelis eurus už neilgas atkarpas, bet jų net nefilmavau, nes magistralės visur tokios pat, bet man asmeniškai pasisekė, nes viename apmokėjimo aparate sugebėjau rasti grąžos stalčiuje 5 eurus, kas beveik padengė mano kelių apmokėjimo išlaidas. Po kelių dienų važiavimo kalnais buvo visai smagu prasilėkti regioniniais keliukais per Italijos lygumas, žvalgantis į žemės ūkio laukus ir vandens kanalų sistemas. What it means is a solid thing. No amount of fancy paint gonna keep it from blowing away. What it means is a solid thing.
pat lėkime į pačią Kaorlę, kur net neieškojome kempingo, nes radome apartamentus netoli jūros po 32 eurus žmogui už naktį. Tik įdomumas buvo tame, kad raktus pasimti ar atiduoti reikėjo visai kitoje už poros kilometrų esančioje vietoje. Na tai nebuvo labai nepatogu, bet užėmė nemažai laiko, kol atlikau registracijos reikalus. Bet apartamentai buvo to verti. Adrijos jūros vanduo nepalyginamai šiltesnis negu Gartos ežero. Tai vyrai nuplovė kelio dulkę sūriame vandenyje, pasikaitinome ant saulutės pajūryje, paplūdimio kavinukėje užkandome makaronų ir lazanijos, užgerdami vietinio alučiu ir ruošiamės į vakarinį žygį parsinešti itališko Lambruscos vynelio. Wow, taip, o. Einam vyno parsinešti. Lambruską nešys. Lambruską nešys. Aštuntą kelionės dieną skyrėme haikinimui bei poilsiui Kaorlės mieste. Tai ryte užkandę kiaušinienę su kumpiu, patraukėme į miesto pakraštį apžiūrėti tradicinių vietinių žvejų namelių iš nendrių. Pasibastėme po pajūrę, dar pasimaudėme ir žvalgėmės po miestą. Mieste sutikome įkyrių afrikiečių, apžiūrėjome architektūrą, promenadą, meno kūrinius gatvėse ir ant pastatų sienų. Jei trumpai, tai miestas patiko, paplūdimiai dideli ir švarūs, kainos normalios. Po pietų, grįžę į apartamentus, dar pasikrapštėme prie motociklų. Paremontavome Hondos apsioksidavusias posūkių ir šviesų reles, bei vyriškai pasėdėjome, degustuodami mums labai patikusią Lambruską. Devintą kelionės dieną mūsų grupės keliai išsiskyrė. Jau planuojant kelionę buvome sutarę, kad nuo Italijos aš pasuksiu savo keliais, o vyrai lėks tiesiai link namų į darbus.
Tai ryte atsisveikinome ir aš neskubant patraukiau į Slovėniją. Grupėje keliauti linksma, o savo tempu vienam keliauti ramu. Važiuoji kaip nori, kur ir kiek nori. Iki pietų neskubant pravažiavau lygumas negavęs lietaus, o kalnuose, kaip dažniausiai būna, vis koks debesėlis užslenka ir palinoja. Tai lietaus rūbus visada tenka laikyti greitai pasiekiamus. Kadangi buvo sekmadienis, tai pasiekus kalnus, kalnų keliuose buvo pilna motociklistų, o kai jų yra, vadinasi kelias populiarus ir turi būti vaizdingas. Taip ir buvo. Vaizdai ir kelias džiugino, tiesiog malonumas važiuoti. Pilant lietui, įvažiavus į Slovėniją, laukia pirmas netikėtumas. Buvo uždarytas kelias per Mangarto kalną. Tai teko grįžti į Italiją ir kitu keliu nuvažiuoti prie Jasnos ežero. Dėl lietaus ir debesų virš kalnų praleidau netoliese buvusią 3 valstybių sienų susikirtimo vietą. Norėjau pamatyti ženklą žyminti Italijos, Austrijos ir Slovėnijos sienų sankirtą. Na nieka, nuvažiuosim kitą kartą. Nuvažiavus prie Kalnų ežero Jasną, lietus nustojo lyti ir manęs daugiau tą dieną nebekankino. Pasivaikščiojau apie ežeriuką, pasigėrėjau vaizdais, padariau keletą nuotraukų. Toliau patraukiau link Ventgar kalno tarpeklio. Pakeliui dar stabtelėjau prie įdomaus metalinio tilto, šalia ant suoliuko užkandau žiūrėdamas į upės tėkmę ir pasivaikščiojau apžiūrinėdamas tiltą. Praeiti Ventgar kalno tarpeklio taku bilieto kaina 10 eurų.
Net už šunį reikėtų susimokėti 3 eurus. Privalomas šalmas, o už jo sugadinimą ar pametimą 50 eurų bauda. Gerai, kad motociklui parkingas nemokamas, tai liko 5 eurai kavai po pasivaikščiojimo. Vindgar kalno tarpeklio ilgis 1600 metrų, bet grįžti atgal reikia kitų takų per kalnus. Tai visas maršrutas užtrunka apie 3 valandas. Smagus turas parelaksuoti girdint upės šniokštimą, stebint uolas ir žygiuojant kalno takeliais. Vakare norėjau apsistoti prie populiaraus Bledo ežero, bet šalia neradau jokių variantų nakvyniai, visi kempingai užimti, o viešbučiai per brangus. Tai teko susirasti nakvynės vietą kempinge už 17 km. Slovėnijoje parduotuvės sekmadieniais nedirba, bet degalinėse yra maisto skyreliai, kur nusipirkau alučio vakarui. Pastebėjau, kad Slovėnijoje kainos visur nemažos, net kempinge vieta palapiniai kainavo 27 eurus, kai palyginu, kad Italijoje viešbučiuose už 30-40 eurų gyvenome, tai kažkaip nepadoriai per brangiai.
jau tokiam kempinge. Biškiam, čia taip pat netoli upė yra, bet tiesioginė prieima nėra, tai reikės eit per keliuką, ten pasižiūrėsim, kaip atrodo ta upė. Bet tyku ramu, va, debesiukai, kalniukai ir va mano išnaras padžiautas. Namai pastatyti, motociklas priparkuotas, darom maistą. Iš Italijos turim pastą fagiolė, tai čia reiškia pupelių kažkokia tai sriuba, dadėsim mažiau vandens ir bus tirštesnė. Ir dar nupirkau, va, tokį pasulį kalbaso su dešra. Tuos viską tuoj užsivirinsim, pasidarysim valgyti. Štai turim tokias pupelės. Jas dabar, čia su makaronais, dar pupelės su makaronais. Supilom samčių pamaišyti. Supylėm pupelės. Jos ver dabar 7 minutės, atsidarėm kalbaskę. Pašliais kalbaso. Pagrėjim. Bus supilsim, bus kažkokia sriuba dviguba. Tai va. Šalia yra asiliukų ir arkliukų. Va, arkliukai, va, asiliukai. Čia dar gražus sodelis padaryts, kurį paskui pafilmuosiu. Saulė labai greitai slepias už aukštų medžių. Tai tamsta pas mane. Toliau matos kalnai, panorama ir tylu. O ten toli gražus kalnas. Supyliau pupelės dar tas iš tų konservų. Čia gavos tokia košė tirščiausia. Dabar įsimaišysiu, bet įtariu, čia man bus 2 dienom. Šiaip tai paragau pačią sriubą, tai skanu buvo. Bus skanu, suvalgysim. Nu, žinokit, gavos tikrai labai skaniai. Tai va, kokiam košytę. Dabar ne per karštą. Dar bišką pakaitinsiu, kad net tvėstų greitai. Galvoju, reikės rytoj kažkur susidėti, kad parsiveš. Tokių dešros gabaliukų. Mes čia turim. Labai gerai. Einu pavalgyti. Tai draugijoje turime dar vieną tokį pat kaip aš. Va, ir jų priekabų. Ir va, draugelis. Asiliukas. Atskuba dar vienas asiliukas. Ir žirgiukai. Ir kempingiukas. Dešimta kelionės diena išaušo pati gražiausia. Nuo pat ryto džiugino saulutė ir jautėsi maloni šiluma. Iš kempingo vietiniais keliukais, pakiemiais patraukiau dar pasivažinėti kalnais prie Slovėnijos Austrijos pasienio. Tikslas buvo nuvažiuoti iki slėnio Logarską doliną, paskui dar aplankyti Žovnek pilį ir toliau jau tiesiog lėkti link namų, dar užsukant nakvynę į Slovakiją.
Puikiu keliu pralėkus Slovėnijoje teko trumpam vėl įvažiuoti į Austriją, kur nedaug pavažiavus kelias nuvedė per Pavlič kalnų perėją. Tos atkarpos kelio asfalto kokybė buvo viena prasčiausių kelionės metu. Matyt, pasienio ruožuose valstybės mažiau rūpinasi savo keliais. Pavlič perėjos aukštis tik 1300 metrų. Kelias eina per miškingas vietas, bet smagiai vingiuoja ir matosi aukštesnių snieguotų kalnų panoramos. Ryte pradėjau važiuoti 9 valandą, o po poros valandų važiavimo apie 11 valandą pasiekiau labai populiarų slėnį Slovėnijoje – Logarską doliną. Susimokėjau už įvažiavimą 5 eurus, pasivažinėjau slėnių žvelgdamas į snieguotų kalnų viršūnės tolumoje ir tik dabar montuodamas video supratau, kad tame slėnyje nuvažiavau tik pusę jo kelio, nes prie miško jis man atrodė kaip takelis. Ir tada pagalvojau, kad jis nelabai kur ir nuves, o iš tikro dar galėjau važiuoti kokius 4 km tolyn ir pamatyti tų snieguotų kalnų šlaitus ir krioklius nuo jų. Tai tikriausiai dar kada nors ir čia reikės sugrįžti. Tuo metu, smagiai važinėjant slėniu, nutiko nelabai linksmas įvykis. Turbūt todėl, kad kokios kelionės be nuotykių. Sugebėjau nelabai patikimai pritvirtinti videokameros laikiklį prie motociklo rėmo ir jis po menkos duobės krustelėjimo nukrito. Kamera nučiuožė asfaltu. Tikras stebuklas, bet kameros linzės nesusibraižė. Viskas veikia. Tik liko mažas pažeidimas ant valdymo ekranėlio. Gerai, kad niekas nevažiavo iš paskos ir jos nepervažiavo. Bei mano greitis buvo nedidelis. Tai susirinkau žaislus ir leidausi toliau į kelią. O kelias toliau vedė labai gražių paupių. Dar daug kur vyko remonto darbai, bet visumoje jau viskas sutvarkyta. Manau gerai, kad buvo pirmadienis, nes tuo keliu savaitgaliais turėtų važiuoti nepalyginamai daugiau turistų. Asmeniškai man labai patinka stebėti žiedinių kelių sankryžų dekoravimus įvairiose šalyse. Tai Slovėnija tikrai pažengusi tuo reikalu. Žieduose daug ir įvairių statulų, dekoracijų.
Šiaip visai random sugalvojau aplankyti ir vieną senovinę pilį kelionės paįvairinimui ir sudėliojau maršrutą tokiais įdomesniais keliukais. Prie Žovnek ežero jau nuo 13 amžiaus aukštai ant kalno stovi Žovnek pilis. Privažiavimas gan sudėtingas ir ten lyg ženklas buvo draudžiantis eismą, bet jau tingėjau eiti pėsčiomis į kalną. Dar pagalvojau, o kas jau čia mane nubaus, juk nebus miškuose policijos. Prie pilies nieko nebuvo, bet ji buvo atrakinta, nes joje darbavosi vienas mūrininkas. Tai aš ramiai pasivaikščiojau po pilį, apžiūrėjau senus griuvėsius ir jau renovuotas pilies dalis, pasižvalgiau į panoramą nuo kalno. Po pilies aplankymo jau liko tik tranzitas magistralėmis pro Austrijos sostinę Vieną link Slovakijos. Pro Vieną pataikiau pravažiuoti pačio piko metu 17 valandą. Tai prie 30 laipsnių šilumos teko nemenkai paprakaituoti nardant tarp automobilių eilių, kad nestovėti kamščiuose. Nors motociklas nemažas ir gan platus su plastikiniais šoniniais krepšiais, bet pavyko nieko neužkabinus gan greitai pralaviruoti pro miestą. Kad būtų dar vienas įdomesnis momentas, nusprendžiau iš Austrijos į Slovakiją persikelti nedideliu keltu per upę. Viskas vyko sklandžiai, prie kelto neužtrukau ir susimokėjęs 2 eurus patekau į Slovakiją. Slovakija pasitiko tokia tipiška provincijos gyvenvietė, su pasieniams būdingais senais namais, matosi, kad remontuojamos gatvės ir keliai, nes teko pravažiuoti kokią 30 km nufrezuoto asfalto ir matyti nemažai naujai paklotos kelio dangos.
Nakvynę į kempingą Rudava atvažiavau 19 valandą. Kadangi pailsiautojų buvo mažai, tai už 12 eurų pasiūlė hostelio tipo kambarį, kuriame nakvojau vienas pats. Kempingo prižiūrėtojas parekomendavo maršrutą rytdienai. Vietinėme bare atsigėriau alaus ir pavalgiau tradicinės dešros už 5 eurus. Nusimaudžiau ežere ir ėjau ilsėtis prieš ryt laukiant ilgesnį važiavimą per Lenkiją. Vienuoliktą dieną laukė 900 km per Slovakiją iki kempingo Lenkijoje. Pakeliui pavingiavau per Slovakijos kalniukus, kirtau mažą dalį Čekijos ir tiesiog lėkiau Lenkijos magistralėmis artyn Lietuvos. Slovako rekomenduotas maršrutas per Pedzinską Babą kalną buvo tiesiog smagus kelias, kurio posūkius galėjau pralėkti dideliu greičiu, vaizdų nieko ypatingo, nes visur matėsi tik miškas. Bet šiaip oras buvo puikus ir važiuoti nenuobodu, nes dar teko pamatyti ir neblogų vaizdų. Kalnų keliuose palenktyniauti su vietiniais, taip ir kilometrai rinkosi gan greitai. Magistralėje porą kartų teko pakliūti į trumpą lietų, bet greitai liūtis praeidavo ir prie 30 laipsnių šilumos rūpai staigiai išdžiūdavo. Kaip Vienoje, taip ir Varšuvoje pataikiau ant vakarinio eismo piko 17 valandą. Tai teko vėl panardyti tarp automobilių, kol pravažiavau visą miestą. Dar maža klaida praleidus vieną posūkį šį procesą tik užilgino. Ryte startavus 8 valandą, jau 18 valandą pasiekiau kempingą. Tai per 10 valandų su keliais sustojimais lengvai nuvažiavau 900 km ir ilgai pavakarojau kempinge. Apsistojau kempinge prie vandens. Dabar einu žiūrėti, kur nusimaudyti. 900 km. Reikia nuplaut prakaitą. Nusimaudžiau, pasistačiau palapinę. Vietinėje Lenkų parduotuvėje buvau nusipirkęs įdomios dešros, kažkas panašaus į mūsų vėdarus, bet persistengiau su ugnim ir maisto gaminimo procesas nelabai pavyko. Taigi, gaminam vakarienę. Oho, išsilydė dangtis, blei. Va, tai tau prisidirbau. Baigęs. Bet alus nuotaiką pataisė ir vakaras buvo geras. Paskutinę dieną liko tik iš Lenkijos iki namų nuvažiuoti likusius 400 km ir 12 dienų kelionė baigėsi. Ši 4500 km kelionė man įsimins kaip viena lengviausių ir su mažiausiai streso. Tiesiog geros, puikios atostogos. Tai iki sekančių metų ir iki kitų kelionių. Ate.